Sveikatos priežiūros produktus gaminančios Hollister Lietuva generalinis direktorius Saulius Bitinas. Jo vadovaujama įmonė kasmet produkcijos apimtis augina apie 50%, o į plėtrą per 4 metus ketina investuoti 25 milijonus eurų. Per praėjusius 4 metus mes susikūrėm gerą reputaciją. Kas yra labai smagu, dirbame geriau, negu iš mūsų buvo tikėtasi. Mes turėjome aukštus tikslus, bet juos visus viršim. Tai tas sąlygo ir tai, kad investuojama į mus daugiau. Hollister Lietuva dirba daugiau nei 600 tarptautinių kvalifikuotų specialistų, kurių kompetencijos auginimui skiriamas ypatingas dėmesys. Dažnai pokalbiuose skamba, kad Lietuva yra tokia pigios darbo jėgos šalis. Lietuva nėra pigios darbo jėgos šalis. Lietuva yra labai talentingų žmonių šalis. Tai lygiai taip pat ir mūsų įmonė. Kartais atrodo, kad čia yra tiesiog gamyba perkeliama, tai nėra tiesa. Mes turime kelias dešimtis labai talentingų inžinierių, kurie kūrė naujus įrengimus, kurie juos įdiegia, paleidžia. Tai šiai dienai turime virš 400 idėjų mūsų visų darbuotojų, kurias jie pateikė ir jau įgyvendino 23 metais. Tai mūsų žmonės yra labai kūrybingi ir inovatyvūs. Aš Lietuvai palinkėčiau optimizmo, gal aš klystu, bet šiai dienai labai toks jaučiasi tokios niūrios spalvos, labai daug tokio galbūt nusivylimo. Tai aš labai noriu palinkėti Lietuvai, kad jinai būtų optimistė. Už rekordinės investicijas Lietuvai medicinos produktų gamybos srityje Globalios Lietuvos apdovanojimas skiriamas Sauliui Bitinui.